baisu? Ai, feedbackas eina. Feedbackas ėjo. Nu, vedęs. Gerai. Tai po to labai staigiai bus. Ir čia nebus, kad po to toks prefeideris padarytas man. Ai, ne per auksą duodat čia. O visą kitą mes jau pasitikėjome. Masteriukas. Čia varžas. Tiesiog prideda, prefeideris buvo ir visai, nu, ta prasme, čia girdis vieno, o realiai eina visai kas kita. Nu, nebuvo šiandien nieko degančio, bet toks. Oi. Lietuvoje 20 valandų 0 minučių. Su jumis Marijos radijas. Jūs esat turbūt savo išgyvenimais. Iš tikrųjų, dažnai sakau, kad nesu vertas stovėti čia, nes kiekvienas žmogus jis pažįsta labai gerai save ir žino savo visokius nuopolius, visokias silpnybės, kuriuose jis jaučiasi silpnas ir kažkaip, ta prasme labai sunku, žinant, pažįstant save priimti. Ir tas priėmimo, tas tai požiūris, jisai labai svarbus, man atrodo. Kodėl aš dalinuosi? Todėl, kad pakaruos tave, pakaruos Dievas. Ir kažkaip, žmogus tikintis žmogus, jisai atspindi viešpatį. Nes mes sakome, Jėzus Kristus manyje. Dievas manyje gyvena. Ir jeigu jisai Dievas manyje gyvena, jisai aš nors lašelį turiu turėti kažko viešpaties. Ir skaitau, kad mes,
mes sekame Kristumi, bet jeigu nupuolame, tai vėlgi žiūrime į Kristų ir jis mus pakelia, jis prikelia. Kodėl aš dalinuosi? Todėl, kad matau tame prasme, kad žmogus pakeistų kampą. Aišku, jų savo akise. Ir galvoju, jeigu aš nusišnekėsiu, reiškia aš tiek išminties turiu, kiek nusišneku. No. O jeigu kažką išmintingo pasakau, tai tik tai iš Viešpaties aš galiu kažką išmintingo pasakyti, nes tikrai jis mus keičia. Kaip aktorius ir mimas aš vis tiek pasirodysiu ne vien tik tai žmogus, kuris dalinasi savo išgyvenimas, bet ir aš kursiu kažkokias nuotaikas, savo žanrę, kaip pantomimoje, ar ne, pantomimos dėka aš bandysiu kažkaip parodyti dar kitą pusę. Ir sustoju prie žmogaus gimimo. Pradedu nuo žmogaus gimimo, nuo to taško, kai mes atsirandam. Nors Viešpats sako, aš jūs sukūriau. Ir norėdamas sužinoti jo charakterį, norėdamas pažinti vis daugiau, tu pradedi matyti vis daugiau ir daugiau, tau atsiveria labai daug tokių dalykų, kurie tave sustiprina, kurie tave įkvepia, kurie atima iš tavęs depresiją ir atveria pasaulį visai kitaip, tu kitaip jį pradedi matyti. Ir tas momentas, kai aš gimiau ir atėjau į tą šeimą, tėčio ir mamos įtarnautojų šeimą, ir apie Dievą nebuvo jokios kalbos. Gimiau ateistų šeimoje ir augau. Tiesa, sako, kai bažnyčia arti, toli Viešpats. Taip kalba. Ir aš gyvenau Bokštų gatvėje prie Kristaus Karaliaus bažnyčios ir sekmadieniais skambindavau varpai ir aš girdėdavau. Ir vis tiek žmogus jisai užduoda savo klausimą. Aš galvoju, kai mes Viešpaties akivaizdon atsistosime, mes taip išgryninti būsime, kad mes negalėsime pasakyti, kad mes nežinojame, nes jis atvers absoliučiai viską. Mes neturėsime tokio užnugario, kaip viskas, mūsų pasirinkimai, yra mūsų pasirinkimai. Ir aš galiu. Žmonės visą laiką sandėriusi. Aš save kuo toliau atpažįstu vis save, tokį įsisukinėtąją žmogų, sukčių. Ir aišku, kai atsidarė duris ir pirma tokia reakcija tėvų, tai rūpužiokė, kur tu buvai? Ir į sprandą gavau ir nuėjau į kambarį savo, sakydamas, Dievo nėra. Tas prisiminimas ir aš kaip liktais ir šokdamas nuo temos, bet bandau, kad neužmirščiau, pasakysiu, kai buvo man labai blogai, kai buvo tokia kaip ir depresija ir toks jausmas, tokį posakį, sako, užsikasti pernykščiais lapais. Buvo toks jausmas, užsikasti pernykščiais lapais. Mano jausmas buvo, ta prasme, neturėjau jokių problemų, viskas tvarkoje buvo, pinigų lygtais buvo, darbas buvo, šeimoje lygtais viskas tvarkoje, o pats jausmas atėjo užsikasti pernykščiais lapais, nebūti, nenorėti būti iš viso. Bet jau tuo metu, jau pažindamas Dievą, aš turėjau galimybę užsidaryti ten studijose ir vaikščioju, sakau, Dieve, parodyk, kas yra, Dieve, parodyk, kas yra, kodėl tas jausmas atėjo, nebūti, nes tai tikrai ne iš Dievo. Ir aš apie 2 paras ten maždaug, tai vaikščiau, prašiau, šventoji dvasia tu man parodė. Ir man iškilo paveikslas, kai mane tėvai nubaudė ir pastatė į kampą. Pastatė į kampą ir aš stoju ir sakau, gerai, ir stovėsiu čia. Aš prisimenu, suprantat, viskas yra vaikiška, bet pats jausmas, kurį aš išgyvenau, tai yra tikra. Tas tikras jausmas, tas tikras požiūris, mažas
panašiai, jie persekioja mūsų visą gyvenimą. Jeigu moteris į savo gyvenimo tokius dalykus nesuprantam, kas vyks. Jinai pati mums sako, kur atgailauti, nuo suvokimo, viskas nuo suvokimo lygio, nuo mūsų gilio. Kiek mes giliai norim pažinti, kiek mes giliai norim įsileisti viešpatį į save, kiek norim keistis giliai. Prieš priiminėjau ir ta prasme buvau gimdyme ir žmonos ir buvau šalia ir mačiau, kaip jinai ateina į pasaulį. Aš mačiau, koks tobulas žmogus ateina į šitą pasaulį. Turintis rankytės, turintis akytės, turintis ausytės, kojytės, viskas tobula, viskas dirba, viskas lankstosi ir viskas, tiesiog, ir aplankė mane iš karto ta mintis, juk ne aš ją sukūriau. Suprantat, yra pasaka apie Pinokį, ar ne? Ir tėtis Karlas, jisai iš medžio drožė Pinokį. Ten jis idėja, iš tikrųjų, ten idėja, jis darbo, jis drožė. Čia aš nieko nedariau. Žmonės, iš tikrųjų, jeigu kalbam apie Dievą, apie mūsų viešpatį, yra dar tas, kuris yra viešpaties priešas, yra piktasis ir jis labai, labai, labai pasistengia, kad mes nematom Dievo šlovės. Labai, labai, labai stipriai pasistengia, kad mes vienas kitame nematom viešpatės. Jeigu mes turėtume viešpatės akis visai kitaip, mes matytume, parodyti vieną etiudą vaikystė ir man Arnas ir Indrė padės. Čia toksai trio, toksai netikėtas, ta prasme, jie kurs tą muziką, o aš joje bandysiu kažkaip pasakoti istoriją. Apie mažą žmogeliuką, apie tave ir save. Prašau. She's trying to paint something she couldn't say. Her eyes are so open to see.
she couldn't exist, if something she wouldn't miss. Her eyes are so open, her eyes are so open, don't think twice. What's wrong will fly away, don't think twice. What's wrong will fly away. Little butterflies that soon wanted to escape from their moon, wanted to know the secrets people hide. Yes, we hide crystal balls inside their heads, try to explain what we have heard. So pure and secret, silver lining, silver lining. Don't think twice. What's wrong will fly away. Don't think twice. What's wrong will fly away. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Aš pragyvenęs jau 50 metų suprantu, kad gyvenimas yra akimirka. Gyvenimas yra akimirka. Kuo daugiau, kuo brandesnis žmogus jis supranta, kad gyvenimas lekia labai greitai. Širdyje aš tikrųjų jau jaunas jaučiuosi ir jausmai tokie pat jauni ir viską taip pat lygtais ir matau ir jaučiu, bet amžius kitas.
Amžius kitas, mes jau kitą amžių, tie, kurie pragyvenę, jau 50 pasiekė ir einam į kitą pusę, mes jau turim turėti kitą vertę, išminties svorį. Ir labai liūdna žiūrėti į žmogų, kuris yra brandus, savo amžiumi, bet vaikas savo protu. Labai liūdna žiūrėti, labai liūdna klausytis ir supranti, kaip mums reikia viešpaties, kaip mums reikia jo, kaip reikia, kodėl mes tokie, iš tikrųjų tokie trumparegiai, atmetinėjantis ir viską žinantis. Kalbi su žmogum ir sakai, apie raštą kalbi, daliniesi, žinau, aš tas tavo evangelijas. Ir žmogus atmet skaičiau, gerai, jeigu tu skaitai, tu pasidžiaug. Kodėl tu nesidžiaugi žmogau, nes tiek išminties, tokia klovė, tokia vertė ir toks svoris tame. Ir toks džiaugsmas tame. Tu iš tikrųjų tai tave keičia, jeigu tu prisilieti, kitaip matai, jeigu tu nori kitaip matyti. Aš noriu kitaip matyti, bet žinokit, esu nepaslankus, tikrai esu kaip koks asilas. Kodėl Dievas yra rašte per asilą prabilo žmogui? Todėl, kad jisai taip nenori girdėti. Ir iš tikrųjų aš išgyvenęs tiek tokio Dievo prisilietimo ir kažkoks lunkis būnu kartais. Kodėl tas lunkis būnu? Kai ta prasme gyvenau lygtais normalų gyvenimą apie save, aš visai gerai galvojau. Visai neblogai galvojau, visai aš nieko vaikis. Buvau tokia kompanija, ta prasme, kompanijos siela mėgdavau. Sakydavau, aš mėgstu būti dėmesio centre, nekreipkite į mane dėmesio. Ir toks pokštai. Ir galvojau apie save, suprantat, stovėti visų akivaizdoje, kažkaip būti aktoriumi, ar būti atlikėjai, būti dainininku yra atsakomybė didelė. Nes mes net nepajaučiam, kaip į mūsų širdį ateina tas puikybės jausmas, kaip tu pradedi sverti žmonės, pradedi tiesiog vertinti tas toks, tu turintis teisę. Ir kažkaip mes labai, neteisk ir nebūsi teisiamas, mes žiūrime, kažkaip, neteisk ir nebūsi teisiamas, bet daugiau mes taikom savo. Jeigu tau eina teismai kokie nors, tu sakai, neteisk ir nebūsi teisiamas. Bet kitus teisėjai taip drąsiai, tas toks, tas anoks, tas taip. Ir kodėl, vėl aš kalbu, kodėl mums reikia viešpatės visiems absoliučiai, todėl kad mūsų požiūris kitoks būtų. Kai televizorių, dar tuo metu aš dar turėjau televizorių, transliuodavo pas mane ir atvyko į Lietuvą Lady Gaga. Ir kaip aš vertinau, kaip atvyko Lady Gaga. Žiūrėk, sakau, pavaro ten, žiūrėk, kaip jie čia, tai bedievė ir panašiai. Ir paskui aš suvokiau, kad ne tas mano požiūris. Aš turiu už ją melstis. Aš turiu jai linkėti gero. Aš turiu linkėti, kad jai sektųsi viskas, kad jos požiūris pasikeistų, kad jinai turėtų gyvenimo džiaugsmą. Suprantat, vieną kartą irgi kažkokią tokią viziją turėjau, tokį matymą, kaip čia vizija, aš nežinau, dėl maldos. Kodėl Dieve reikia už blogus žmonės melstis? Klausimas, kodėl reikia už blogus žmonės melstis? Ir aš taip iš viršaus pradėjau matyti, daug žmonių, daug taškiukų vaikšto ir visi tokie tamsus. Tamsus taškiukai. Ir paskui žmogus, kuris meldžiasi už kitą žmogų, jis siunčia jam gerą, jis linki jam gerą, jis laimina jį ir tas žmogus pradeda šviesėti. Aš galvoju, todėl mums reikia už kitus žmonės melstis, ypač už blogus. Ypač už priešus. Melstis, o ne keikti. Ne Kristaus tai yra, ta prasme, mokymas keikti kitą žmogų.
laiminti juos reikia. Ir krikščionybė, aš manau, yra pats sunkiausias tikėjimas. Pats sudėtingiausias, pats sunkiausias. Ir jeigu kalbėti, bet pats geriausias, pats nuostabiausias. Ir būtent augdamas ir galvodamas apie save taip gerai, pradėjau matyti, kaip mano gyvenimas dūžta, kaip aš darau ne tai, ką noriu. Pirmas dalykas, tai aš nuteisiau savo tėvą ir sakiau, mano tėtis įsiskyrė. Mano tėtis įsiskyrė su mama ir man jau buvo 26 metai. Ir aš išgyvenau labai stipriai tai. Visi sako, nesutarė du žmonės, tai tegu skiriasi. Ir tėvai įsiskyrė, aš tėtį nuteisiau. Ir kai aš pats įsiskyriau, aš nesupratau, kodėl taip. Aš sakiau, aš nesiskirsiu, bet aš įsiskyriau. Ir iš tikrųjų mano kaltė tame buvo, konkrečiai mano kaltė. Ir matydamas, kad darau ne tai, kas vyksta, ne tai, ką noriu daryti, ne tai, kaip galvoja apie save, kažkaip truputį pradedi sugrįžti į realybę, ta prasme, realybę pradedi matyti. Po to, kaip bohemos atstovas, mes, bohemos žmonės, visą laiką vakarėliai būdavo, vakarai visą laiką, jeigu vakarėlis, jisai nebūna be vyno, be degtinės, visą laiką alkoholis būdavo. Ir vieną kartą, bet aš džiaugiuosi, kad kažkaip, man patiko pantomima ir aš visą laiką atsisakydavau, aš negaliu, man repeticijos, aš turiu repeticijas eiti, nes vis tiek tu turi lavinti kūną, jeigu arba muzikantas, tu turi groti, tu turi dirbti su savim. Ir aš norėjau, iš tikrųjų, iš širdies aš to norėjau ir stengdavaus pabėgti, bet ta kompanija vis tiek tai yra labai stiprus traukiklis, tu nori būti tenai, tau patinka, nes ten toks gyvenimas vyksta. Ir aš pastebėjau vieną kartą, kad aš nebegaliu be alkoholio. Vieną kartą aš pagavau save, kad aš noriu gerti. Aš visai bandydavau atšokti nuo to, išvengti, bet aš pastebėjau, kad mano vidus jau šaukia. Noriu gerti. Ir aš gerdavau, ir nusigerdavau, ir tos pagyros, ir moralinės būdavo tos pagyros, ir kad nepatikdavo, kiek tu visokių dalykų pridarydavai, nesąmonių, absurdų visokių. Ir vėl tu kažkaip iškeli klausimą, kodėl su tavim tai vyksta. Tu juk nenori šito daryti. Ir kažkaip tas laikotarpis buvo, kai atsidarė langas į Europą, į informaciją, nes anksčiau ir Biblijų niekur negausi. Dabar visko, ko tik nori. Visko, nuo okultizmo, nuo magijos, joga, agni joga. Ir pasinėriau į šitą pasaulį. Bet tai man netrukdė gerti. Kažkur tai būdavau dorovingas, toksai vaikštau, toksai joga, ten užsiminėja, padaręs pratimų, viską einu, ten savaitę išsilaikau, paskui 2 savaitės geriu, paskui vėl savaitę nebegeriu, paskui 3 savaitės geriu. Tokie šokčiajimai. Ir kažkaip Biblija man pateko į rankas, aš paprašiau žmogaus, kad paskaityti raštą. Paskaičiau ir aš pasakiau, galbūt tas tikėjimas ir buvo kažkada gyvas, bet dabar ne to reikia. Ir aš ten buvau pasinėręs į agni jogą ir sakau, ne, tai negyva. Ir tame kontekste vieną kartą mano draugė sako, Aleksai, yra ten pasakoja apie Kristų, yra seminaras kažkoks, ar kažkas ten panašaus. Sako, ar nenori pasiklausyti? Apie Kristų, jo, kodėl ne? Bet norėčiau pasiklausyti. Ir nuėjau pasiklausyti, ką pasakoja apie Dievą. Bet iki to laikotarpio buvo toksai ieškojimas ir laukimas kažko. Beketas yra parašęs pjesę tokią Belaukiant Godo. Ir ten žmonės laukia ir nesulaukia. Norėčiau dabar parodyti etiuduką Laukimas.
aš vienam žmogui sakau, man labai patinka šitas etiudas, laukimas. Nors jame ten veiksma nedaug, sako, aš nesupratau, kas ten patinka ir ką tu ten rodai ir apie ką kalbėjai. Aš kaip čia širdim, kaip suprasti. Aš išgyvenu labai iš tikrųjų tą momentą, kai buvo tas laukimas, kai aš kažko laukiau, kad kažkas įvyks, turi kažkas įvykti. Ir kaip neįvykdavo, taip neįvykdavo. Ir būtent aš kalbu apie tai, kai aš nuėjau į tą susirinkimas, seminaras, aš nežinau, kas ten tada buvo. Ir iš tikrųjų kalbėjo apie Dievą. Ir ten misionieriai iš Kanados buvo. Kas ten per bendryje, kas per, nežinau, net kas ten buvo, tokie, ar katalikai, ar protestantai, ar sekmininkai, nežinau, bet iš tikrųjų tai buvo tai, kad jie misionieriai kalbėjo apie Dievą, apie Kristų, kad Kristus yra gyvas, kad jis yra dabar, kad jis veikia dabar, kad jisai, ir jie pasakojo savo gyvenimus, kaip sirgo, kaip viešpats pakeitė, pakeitė taip, situacijas pakeitė, kaip nuo vėžių išgijo. Ir, tiesiog mane uždegė tai. Ir vienu momentu sako, tasai misionierius sako, o dabar, sako, nulenkiam galvas ir pasimeldžiam, sako. Ir kas nori, sako, pakelkit rankas, kas nori pakviesti Kristų į savo širdį. Ir nulenkiau aš galvą, bet aš prisimenu, išgyvenau labai tokį kovą, išgyvenau viduje, kad pakviesti Kristų į savo širdį kažkas rimto labai buvo. Bet man padėjo, suprantat, dažnai kalba apie tai, pakviesti Kristų į savo širdį, reikia atgimti iš naujo. Suprantat, gal tai modelis tasai, gal jis ir yra teisingas, bet jis absoliučiai gali neveikti, nes jeigu žmogus tai nepakviečia Kristaus į savo širdį, konkrečiai nuoširdžiai. Bet man buvo tas momentas, aš prisimenu, kai aš uždaviau tą klausimą, nes iš tikrųjų įklimpęs į alkoholį ir gerdamas pastojo ir norėdamas iššokti iš to ir negalėdamas, aš pagalvojau, o ką aš prarasiu, sakau, Kristau, ateik į mano gyvenimą. Ir aš išpažinau Kristų ir kažkas įvyko iš karto. Iš karto tuo momentu kažkas įvyko mano širdį, atėjo kažkoks džiaugsmas, jis realus buvo, jis fiziškai aš tai išgyvenau. Ir kaip sekminių dieną buvo išlieta šventoji dvasia, tai aš skaitau dabar ir suprantat, aš nesupratau, kas su manim vyksta, ten meldžiasi už žmonės, aš vaikštau, juokiuosi, nesuprantu, kodėl aš toks apgirtęs, kodėl aš apsvaigęs toksai. Tiesiog, ir prisimenu namo, kai grįžau, aš turėjau Evangeliją, tokią mažą knygutę. Ir sakau, paėmiau, pasiskaičiau, aš kaip ir viską suprantu. Ta prasme, visas supratimas, man nebesikerta tie suvokimai. Man nebesikerta, ką ten kalba. Žmonės sako, su žmonėm dalinėsi apie Kristų. Ir kaip ten, Jėzus gimė iš šventosios dvasios. Kažkaip nekyla toks klausimas, kai prie tavęs prisilietė šventoji dvasia, kai jinai tave palėtė ir tu realiai išgyvenai, tai tau nekyla klausimas dėl šventosios dvasios ir dėl Dievo darbo. Jokių problemų. Bet žmogus, kai materialiai norint pačiupinėti ir suvokti, aš suprantu, kokie prieštaravimai apima jį. Ir kaip sunku iš tikrųjų yra įsileisti į Dievą į savo širdį. Kaip mes stipriai, sako, kažkoks yra paveikslas nutapytas ir žmogaus širdis, ir žmogus pats savo širdėje viduje stoja, iš lauko nėra rankenos, o iš vidaus jis turi rankeną. Ir laiko tą rankiną ir šaukia, Jėzau, ateik į mano širdį, bet jis pats neatidaro to širdies. Tai mums atidaryti, bet kaip atidaryti, aš nežinau. Vieną žinau, kad Dievas nėra melagis, kad jisai sako, artinkitės prie viešpatės ir jis artinsis prie jūsų. Jam reikia jūsų valios, jam reikia, kad jūs judėtumėt link jo. Jam reikia, kad jūs savo valia priimtumėt ir patikėtumėt. Kodėl tai kalbu? Todėl, kad pats išgyvenau tai ir todėl aš stoviu čia. Koks mano reikalas dabar stovėti ir kalbėti kažką, taip, bet iš tikrųjų todėl, kad tai pakelia mane, tai keičia mane. Išgyvenau tokį dalyką, kad dėl laiko stokos aš neparodysiu to etiudo, bet išgyvenau tokį dalyką, kai
Mano draugas ėjo, jisai buvo nusigėręs, vaikystės draugas. Suprantat, yra vaikystės draugai, jūs turite jį visai kitą požiūrį. Jis gali būti, huliganas, ne to supratimo, absoliučiai ne tavo supratimo, jau tu gali pasikeiti, bet vaikystės kiemo draugai yra kiemo draugai, jie kažkaip susitinki ir turėjo apie ką kalbėti. Tai aš susitikau jį ir sakau, fainai, kaip fainai, kad mes susitikom, mums reikėtų pasikalbėti. Jis grįžo po kalėjimo kaip tik. Ir aš norėjau kažkaip pasidalinti, kad tu laikykis, kad gyvenimas, jis nuo šito momento keičiasi. Nuo šito momento, dabar jis gali keistis. Nesvarbu, kame tu esi. Nesvarbu, ar tu kalėjime, ar tu, absoliučiai, ką tu be padaręs, nuo to momento tu gali keistis. Ir tavo gyvenimas keisis. Gal tu turėsi vaisius valgyti, kad tu ten pridarėjai kažko blogo, bet vidinis pasaulis. Tai aš dabar niekada nesijaučiu vienišas. Aš nepapasakau dar tų dalykų, kai aš išgyvenau ant gamtinius dalykus, kai mane ten vaiduoklis kratė. Ir aš, iš tikrųjų, neturėdamas į ką įsikip, neturėdamas nuo ko pasislėpti, suprantat, kai tu susitinki su tokiu reiškiniu nesuprantamu ant gamtiniu, kuris į tave intervenciją, tai mane pakratė jisai. Ne taip, kad aš pamačiau, bet aš kai pamačiau jį, norėjau šviesą įjungti ir jis suraibuliavo ir dar man trenkė į saulės rezginį ir pradėjo kratyti. Ir kai tu po to išgyveni, sakai, jeigu tu tą velniavą matai, tu supranti, kad Dievas yra. Jeigu tai yra, tai ir Dievas yra. Ir nuo to momento ieškoti, pradėjo vis keičiasi gyvenimas žmogaus. Jis kitaip pradeda matyti, kitaip suprasti. Ir jeigu tu pradedi suprasti Dievo charakterį, nori jį pažinti, juk mes meldžiamės kaip? Kokia malda mūsų Kristus mokino, kai mes bažnyčiai susikabinę meldžiamės? Mes sakom, Tėve mūsų. Mes sakom, Tėve mūsų, tai yra mūsų tėvas. Gal mes sakome, Tėve mūsų, bet proto nepriimam, kad mūsų tėvas. Ir jeigu mūsų tėvas, jisai mums viso ko geriausio mums linki. Žmonės netikintis arba kalbantis, tai gali būti kažkoks visatos protas, aš priimu. Kaip Dievą aš priimu tokį. Bet suprantat, visatos protas, Jis paleido mus, kaip sukūrė žmonės, kaip kokius vabaliukus, ir jiem nesvarbu jie kaip tarakonai bėgioja, visatos protas savo, o vabaliukai savo, žmonės vabaliukai. Ne, tai yra Tėvas mūsų, kuris mumis rūpinasi. Ir jeigu artinsitės prie, jūs jausit, jūs matysit iš tikrųjų absoliučiai jo malonę, absoliučiai visame kame, kas vyksta, jūs matysite tai. Tai yra praktinis dalykas. Mano gyvenime tas praktinis dalykas vyksta taip, kad jeigu aš pakliuvu į kokią avariją, sakau, ačiū Viešpatie. Žydai turi tokį posakį, ačiū Viešpatie, kad tik pinigais. Ačiū Dieve, kad pinigais. Ir suprantat, jeigu aš pakliuvu į avariją, sakau, ačiū Dieve. Kodėl ačiū Dieve? Aš nežinau, kas manęs laukia, jeigu aš nebūčiau pakliuvęs į tą avariją. Galbūt manęs laukia kažkas blogesnio. Mes kažkaip vis vertinam blogiausią, imam nežiūrėdami, kad tai yra galbūt geriausia. Ir kokią, jūs pasižiūrėkit, kai žmogus išgyvena sunku kažkokį reiškinį, jo širdis keičiasi, jisai kitaip reaguoja, jisai jautresnis kitiems. Jisai jautresnis ir jisai supranta tada kitą žmogų. Kodėl sako, tie žmonės, kurie ten daug pinigų uždirba, jie nebesupranta tų žmonių, kurie rūpestyje yra. Galbūt, suprantat, tai yra pavojinga ir labai slidu. Ir aš prašau Dievo iš tikrųjų to. Dar vienas toksai noriu, iš tikrųjų atsistoja čia ir atrodo, kad neturi ką pasakyti, bet paskui pradedi. Kad tiesiog ieškokit Dievo, tiesiog ieškokit, jisai jūsų nestums, jūs matykit, kaip aš tai matau, dėkokit jam. Dėkokit jam tiesiog, nes Viešpats, jisai atsiliepia, bet jisai elementariausiuose dalykuose, kiekviename dalyke, aš pavyzdžiui ryte, kai einu ir meldžiuosi ir atsikeliu, aš dėkoju jam už vandenį, nes tada iš tikrųjų aš prablaivėju,
Aš prablabėjau nuo vandens, žinote, ryte, koks būna apsimego. Ir sakau, ačiū tau Dieve. Aš tada pradedu matyti ten, kur aš gyvenu. Dėkokit už tai, ką turite. Ten, kur esu, aš dėkoju iš tikrųjų. Ir turi daug ką dėkoti. Dėkoti. Dėkingumas tada mūsų širdyje bus. Laiminkite vienas kitą. Aš noriu dabar paskaityti vieną psalmę, kuri mane palėtė, kažkaip pasidalinsiu. 150 psalmė. Ir ten maždaug jinai skamba taip. Aš paskaitysiu ją ir pasidalinsiu. Ten kalba, kad mes šlovintume viešpatį. Šlovinkite viešpatį. Šlovinkite viešpatį jo šventykloje. Šlovinkite jį dangaus skliauto galybėje. Šlovinkite jį už jo didžius darbus. Šlovinkite jį dėl jo iškilios didybės. Šlovinkite jį ragų gaudesio. Šlovinkite jį arfa ir lyra. Šlovinkite jį būgnelio žvangučiais ir šokiu. Šlovinkite jį stygomis ir trimitais. Šlovinkite jį skambiais cimbolais. Šlovinkite jį žvangančiais cimbolais. Visi, kas gyvas, šlovinkite viešpatį. Visi, kas gyvas, šlovinkite viešpatį. Ir aš pagalvojau, jeigu aš nešlovinu viešpatės, klausimas, ar aš gyvas? Jeigu aš nešlovinu viešpatės, jeigu aš nešlovinu to, kuris mane sukūrė, jeigu aš nematau, kad jis sukūrė mane ir aš kažkokių, vėjo, audrų, suneštų molekulių esu suma, ląstelių suma, susidariusi tokia. Jeigu aš galvoju taip, tai be galo sunku man, be galo aš vienišas šitam pasaulyje ir šitoj visatoj. Bet kai turiu aš kūrėją, kai aš turiu tą, kuris mane sukūrė, kai aš turiu tą, kuris mane saugo, kai aš turiu tą, kuris mane myli, kai turiu tą, kuris mane kelia, kai aš nusidėjęs, kai aš juodžiausia galiu nusidėjęs būti, jis visą laiką į mane žiūri. Kai jūs kai jis kažkaip nuodėmė, jūs nežiūrėkite į nuodėmę, jūs žiūrėkite į Kristų, jis pakels jūs. Žinokit, vienas žmogus pasakė, jeigu ilgai žiūrėsi į bedugnę pradės žiūrėti iš tavęs. Šlovinkime viešpatį. Ačiū, brangieji. Koks geras yra Dievas. Ir liudijimai, tokie kaip Alekso liudijimai, jie padeda taip suprast mums. Jie padeda pažinti Dievo gerumą. Ačiū Aleksai už jūsų liudijimą, už jūsų pasidalinimą. Liudijot, kiek daug žmonių nenori girdėti Dievo žodžio, nenori nieko žinoti apie jį. Bet kiek yra žmonių, kurie nori. Ir yra šventam rašte žodžiai, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia kalba bažnyčiam. Šį kartą, ką dvasia kalba per Marijos radiją, per šios liudijimus. Mūsų Lietuvoje visi žmonės turi ausis ir turbūt klausytų, jeigu žinotų, kad tokie liudijimai vyksta per Marijos radiją. Būkim
tais misionieriais, kad ne tik dėl savęs ateitume čia į mažą Kristaus prisikėlimo bažnyčią ar įsijungtume Marijos radiją, bet pasirūpinkim mūsų kaimynais, mūsų draugais, bičiuliais, kurie turi ausis ir galbūt mielai klausytųsi tų liudijimų, kad ir jie pažintų Dievo gerumą. Pasakykim kitiems. Po 2 savaičių bus Kristina Žaldokaitė. Jos liudijimas. Ji bus su draugais. Bus daug garso ir muzikos. Dar po 2 savaičių, po mėnesio, Martynas Kulevas. Tad ateikit čia į mažąją Kristaus prisikėlimo bažnyčią Kaune, Aukštaičių gatvė 6, arba įsijunkit Marijos radiją, kas 2 penktadienį 20 valandą. Na, o šiandien buvo Aleksas Mažonas, aktorius, mimas, muzikinės kompozicijos atliko Indrė Dirgelaitė ir Arnas Mikalkėnas. Ačiū Jums. Aleksai, o čia Jums tradiciškai mūsų liudijimo vakarams, tiems, kurie liudija Pakutoje, Raimondas nutapo po ikoną. Tai čia ikona Jums nuo Raimondo iš Pakutos. O kaip man dalyti? Mes trise. Ačiū. Ačiū labai. Dėkui. Ką tokį? Galit pagėdoti gal dar? Kaip taip? Apie gyvenimą galime etiudą apie gyvenimą dar vieną. Galima. Side that gives you sorrow. You do the same I do. Just keep yourself wild and free. Always tired from the thoughts inside yourself. Always thinking there should be not you but someone else. Always tired. Always tired. Run, baby, run through the mountain high. Give, baby, give yourself another try. Run, baby, run. What to try to lose. It's always the first, sometimes it's the last time. You try just to escape from the thoughts that can hide inside your body.
you do the same I do. Just keep yourself wild and free. Always tired from the thoughts inside yourself. Always thinking there should be not you but someone else. Always tired. Always tired. Run, baby, run through the mountain high. Give, baby, give yourself another try. Run, baby, run for what you try to lose. It's always the first, sometimes it's the last time. Beautiful in May, from above the sky, I'll receive a mail, and the reason why. Run, baby, run through the mountain high. Give, baby, give yourself another try. Run, baby, run for what you try to lose. It's always the first, sometimes it's the last time. Run, baby, run through the mountain high. Give, baby, give yourself another try. Run, baby, for what you try to lose. It's always the first, sometimes it's the last time. Ačiū Dievui. Aš tikiuosi, jūs jam plojat. Plokit viešpačiui, kad dažniau. Aš išgirdau vieną tokią, nežinau kiek tiesos tame, bet požiūrėje tame yra tiesa. Man pasakė, sako, kai ploja žmogus, kažkokie suaktyvėja čia kažkokios džiaugsmo zono, džiaugsmas apima žmogų, jisai laimingesnis pasidaro. Ir aš labai dažnai spektaklį žiūrėdavau toksai kaip kritikas. Gerai, tą padarau, gerai, truputėlį aš paplosiu. Dabar aš stengiuosi dažnai ploti aktyviai labai. Tai prasme, savanaudis esu, dėl to, kad man neblogai būtų. Bet, o kodėl aš turiu daryti taip, kad man būtų blogai? Ta prasme, ne egoistiškai. Tiesiog yra gera matyti, kai žmogui yra gera.
Ir tu matai, kad jis sunkume ar panašiai. Yra skirtumas, kuris, paksas kaltas, čia, žinai, kubilius. Prie ko čia kiti žmonės, čia tavo požiūris, supranti, melskis už jį, kaip sakiau, mes galim melstis, mes galim laiminti, kad keistusi žmonės. Vieną kartą aš turėjau tokį išgyvenimą, viena mano draugė, sakau, kaip laikaisi, kaip sekasi. Sako, gerai laikausi, į Ameriką išskrendu. Tai reikės melstis už tave. Ir paskui mes įsiskyrėm, aš galvoju, pasakiau, reikia melstis, nelabai norisi, bet pastoju, kad maldoju, kad viešpatį laimink ir kad jai ten sektųsi viešpatį. Ir po kažkiek laiko jinai ten po 9 mėnesių jinai kažkaip grįžo į Lietuvą. Tai žinokit, kokia mano reakcija buvo. Aš pamačiau ją. Suprantat, malda dirba su mūsų, pirmoje eilėje su mūsų širdimi dirba. Ir jeigu mes burbuliuom, tu pakeisk, man atrodo, mes kaip naginės darom vis labai tokie sukumpę, ką tas Dievas neveikia, Čia iš tikrųjų, žodžiai, jie turi didelę galę, jie begaliniai, jie įtaką mūsų turi. Suprantate, mes jų nematom, bet mes juos jaučiam. Mes jaučiam žodžius ir jie keičia mumise kažką. Važiuoju aš čia, aš klausiau Vaco, mano brolio, kaip čia atvažiuoti iki šitos bažnyčios. Sako, į savanorių prospektą jį suki ir ieškai, žiūri, čia šilas turi būti parduotuvė ir prie šilo suki kairę. Gerai, aš pasakau, važiuoju, aš galvoju, kiek to savanorių prospektų važiuoti, kad tą šilą privažiuoju. Važiuoju, galvoju, kad greitai bus tas šilas. Važiuoju ir dar nėra šilo, Turbūt pravažiavau, bet gerai, iš kito galo tada važiuosiu, vėl to šilą ieškosiu. Važiuoju, ilgą galą pravažiavau, žiūriu tiksliai šilas. Šilas tiksliai ir ten, suprantat, žodis. Mes kažkaip kitaip, aišku, dabar žmonės turi visai kitaip požiūrį į žodžius, todėl, kad vienas kitam meluoja ir sunku tikėti tai žodžiai. Bet esmė, principė, žodis, jisai daro stebuklus mūsų gyvenime. Jisai, jis keičia mus. Aš patikėjau, kad jis sakė, ten šilas, prie šilos ir atradau. Kaip, įsivaizduokit ir, aš sakau, kaip gera tave matyti. Fainai tave matyti, kaip gera, tu palaikymas man esi. Labai ačiū, kad jūs atėjote čia, žinokit, ne pats savo, nors ir pats savo sakau, ačiū. Labai ačiū, kad atėjote, labai malonu jūs matyti, malonu, kad jūs man šypsotės, ačiū man. Gražios tavo akis. Kaip nuostabu, kad jūs čia esate. Kaip nuostabu, kad jūs tokia žemė įduodat. Kaip čia gyvenimas, mes turim. Tai yra žodžiai. Bet yra kiti žodžiai, suprantat, pasakyčiau. Ir jie veikia mūsų gyvenime ir kažkas keičiasi. Aš dabar tave pasakysiu, ir sakys, diaurų žodžiai. Ko čia sėdi? Ir tai veikia, kažkas vyksta reakcijos kažkokios. Kažkas labai malonu. Suprantat, žodžiai. Ir pradžiai nebuvo žodžiai. Viešpats, suprantat, aš pantomim dar nepasakau tos istorijos, kad aš kaip menas kaip pantomimos atstovas, man nereikia žodžio, aš ten ir pasakau istoriją apie žodžią. Aš buvau maište prieš dramos teatrą, prieš dramos... Ar reikia to mikrofono? Aš buvau maište prieš dramos formą. Ir sakau, man nepatinka, tai yra melas. Žmogus aktorius ateina ir švis žodžius į vieną pusę, kaip į sieną. Švis į kitą. Tada. Ir sakau, aš netikiu ir aš pasirinkau pantomimą, o sakau, o čia nemeluoja. Kaip gali meluoti toks getas?
Viskas aišku, tai nemeluoja. Jeigu, gali ten aišku, iš tikrųjų širdį, viešpats sveria mūsų ne pagal širdį. Ne tai, ką aš kalbu čia, galiu atkalbėti, bet viešpats žiūri į mano širdį. Sako, Aleksai, va taip ir taip. Ir žodžiai. Ir aptikau Bibliją, ar skaitau, kai pradžioje buvo žodis. Ir ta žodis buvo pas Dievą. Ir tarp kito ko, dar vien beskaitydamas, ko jūs stovit? Atsisėskit. Aš dar ilgai tikriausiai. Ja. Ir suprantat, kai skaičiau, dar vienas toksai atradimas man pačiam, suprantat, man tai yra tiesa. Ir pradžioje buvo žodis, ir ta žodį buvo pas Dievą. Ir pats pirmas žodis buvo. Ir ta žodis buvo Dievas. Man iš vaikystės prisimena, kaip, vaikai, dabar pirmą žodį išmoksim mamą, pirmą žodį pasako mama. Viskas tvarkoja, aš ne prieš mamą, bet pirmas žodis buvo Dievas. Ir vėl ne patriarchas esu, bet galvoju, aš matau tą tiesą. Jeigu moteris tiki Dievu ir jinai skaito autoritetų jį pirmoje eilėje ir nestato savęs kaip mama, tada viskas susitvarko, viskas šeimoje. Jeigu vyras žiūri į Dievą, jeigu žmona žiūri į Dievą, šeimoje viskas tvarkoja. Tada jie vienas kitam nusilenkia. Jie vienas kitą kelia, nes viešpats, nes Kristus mus to moko. Bet, gyvenime yra kitaip truputėlį. Ir, mano santuoka irgi, birutė. Jinai, kaip moteris, jūs emocionalės, gerai, kitaip truputėlį, pamatykite. Bet Dievas dirba su manim, kad aš, labai gražiai su žmona kalbėčiau. Ta prasme, mes vienas kitą aštrinam iš tikrųjų. Žodis, jisai keičia, jis daro stebuklus. Iš tikrųjų, žodis stebuklus. Vieną tokį liudijimą žiūrėjau, žmogus, jisai, ta prasme, sprogo, ten jų bažnyčią susprogdino ir jis pateko į dangų. Ir, sako, aš mačiau tokį, sako, žodžiai buvo. Ir žodžiai tokie, jie turėjo kažkokią formą. Kiekvieną žodį, bet sako žodis Kristus, jis buvo toks galingas, tokią galę, iš savęs turėjo didelę galę ir aš tikiu tuo, nes aš prisimenu, suprantu, dar vienas toks išgyvenimas, kai mama su tėčiu skiriasi ir mama verkė ir šaukė kitam kambarį, Dieve, 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 Dieve. Ir man įstrigo labai, širdį krito. Ir kodėl jinai šaukėsi Dievą, juk jinai netikinti. Bet mes visi tikim. O kaip sakiau, kai mes laukimas, mes ieškam ir laukiam, mes laukiam kažko, bet mes iš tikrųjų Kristaus laukiam. Bet mes turim eiti link jo. Jis nori, jis džentelmenas, jis karalius, jisai nedaro intervencijos be mūsų valios į mus. Jis ne tas, kuris ateina ir tau reikia, ir jis suformuoja, jam reikia, kad mes savo valiai ir visą ką geriausia, mes jį ir visą geriausią tada išgyvensim. Bet kai mes neišgyvenam ir tai nieko blogo, mes pamatyti turim, kad išgyvenam, kad viskas į gerą, mylinčiam Dievą, jo valia pašauktam. Tikrai į gerą. Man labai stipriai padeda tai. Iš tikrųjų, praktiškai padeda, kaip aš sakiau, patenku į avariją, ir aš kelis kartus, iš tikrųjų, aš turiu, ta prasme, pamato keiktis ir kitaip kalbėti. Už ką man čia daram, bet už ką, ačiū Dieve, ačiū, kad tik tiek. Galų gale, jeigu kažkas atsitiks, aš greičiau pas jį nueisiu. Jo akivaizdą. Nes arba, suprantat, tada, jeigu mes bijom jo akivaizdą eiti, tada klausimas, ar mes norim pas jį eiti, ar mes norim, kad, nes jisai, ką mes galim paslėpti nuo jo? Ką mes galim jisai, tik taip mus, tik taip mato. Skaitykit raštą, žiūrėkit, domėkitės, nes jis dėl jūsų, sako, aš sukūriau įstatymą jūsų naudai.
Aš skaitau Bibliją, aš jūsų naudai sukūriau, ne jam reikia to įstatymą, kad mūsų gyvastį išgelbėtų. Ir matysi tada, kai atsiveria daug dalykų, kai aš perskaičiau, sėdžiu studijai, skaitau, gerbk savo tėvą ir motiną. Aš tėvą pasimerkiau, ir taip, tai ką man dabar tėvė, dangiškas viešpatė, eiti pas tėvą ir ten, gerbti, aš atėjau pas tėvą. Ir suprantat, mano tėvas niekada nei į spektaklius, nei. Ir aš taip sėdžiu, aš taip mąstau, atsidaro mano studijos duris ir įeina mano tėvas. Nes jis Dievas dirba visais frontais, kokiais tik įmanoma. Mane jungia tai. Mes su tėvu dabar kalbame, mes tikrai, yra gera su juo sėdėti, yra gera su juo dalintis, ten yra kažkokių, suprantat, mes esam žmonės ir jisai buvęs komunistas, jisai, jo Dievas, jo taip, jo aš tikiu, viskas tvarko, bet yra tokie, jisai, pasaulietiniai požiūrė, taip, gerai, gerai, bet tai keičia, tai netrukdo man absoliučiai netrukdo su tėvu bendrauti, tai atveria mano širdį, nes aš turiu gerbti jį, ta prasme, mano naudai Dievas moko, ir tu turėsi ilgą gyvenimą, jeigu jūs norite ilgai gyventi, gerbkite savo tėvus, nesvarbu, ne jūsų reikalas, ką jis daro ir kaip ten, jūs jau brandų žmonės, kad galėtumėt pateisinti ir suprasti savo tėvus. Ir tada su jūsų širdis gys. Ir tada jūsų gyvenimai keisis. Iš tikrųjų, viešpats taip sako. Ir savo kailiu tai patyriau. Todėl stoviu čia taip karščiuojas. Nes, iš tikrųjų, arba skaitykit raštą ir nes, skaitau, Dievas sukūrė dangų ir žemę, pirmą dieną, ir buvo vakaras ir išaušo rytas. Galvoju, kaip čia skaičiuoja? Ir neteisingai juk skaičiuoja, ar ne? Juk mes skaičiuom, ir buvo rytas, ir atėjo vakaras, pirma diena. Bet Biblijoje netaip prašo. Ir buvo vakaras, ir išaušo rytas, pirma diena. Skaitau, skliautų, buvo vakaras, ir atėjo rytas, antra diena. Ir buvo vakaras, ir atėjo rytas, trečia diena, ketvirta, penkta, šešta. Ir buvo vakaras, iš pradžių. Tai galvoju, Dieve, kodėl, kas su manim neto, kaip čia yra, kodėl visas taip? Aš atsakymo neturiu, kodėl taip, bet savo turiu. Mes turėkim klausimą. Man yra atsakymas tai, kad Dievas visą laiką baigia pozityviai. Jis niekada nebaigia naktimi. Jis viską mūsų gyvenime baigia grožį, jis viską baigia mūsų apvainikavimu. Viską gerai dar. Jeigu skaitai, kaip irgi, kad kažkaip naudos turėti, bet praktiškai tai panaudoti, kažkaip, reikia, suprantat, paskaitai kažką ir bandyk, įjungti bėgį, kad tai padaryti. Ir tu pamatysi, kai pradės praktiškai kažkas nesisekti, bet tu visai kitaip, arba sektis, ir tu pradėsi visai kitaip priimti tai, ką sako. Kai Dievas pastatė 7 stulpus. Ten, jeigu jūs norit, kad jums sektųsi šeimininkės, moteris ar panašiai, išmintis pasistatė namus. Jie įsikirto 7 stulpus. Jį surengė vaišes, išpilstė vyną ir net padengė stalą. Jį išsiuntė savo tarnaitės paskelbti miesto aukštumose. Tai ateina čionai neišmanėliai. Neturintiems sveikos nuovokos jis sako, ateikite ir valgykite mano duonos, gerkite vyno, kurio įpyliau. Atsisakykite nesubrendimo, kad gyventumėte ir eitumėte suvokimo keliu. Ir toksai, aš galvoju, katė, nors irgi ten bandžiau ieškoti, ką tie 7 stulpai yra, kažkaip nedavė atsakymų, bet man buvo toksai 7 stulpai, tai yra, jeigu tu nori, kad tau sektųsi, yra 7 dienos. Ir jeigu 7 dienos, ir jeigu tavo namai yra atviri, iš tikrųjų, tu myli Dievą, tu pagal jo valią stengiasi daryti, 7 dienos yra atviri tavo namai, nesako, svečias į namus, Dievas į namus. Dievas tikrai tave laimins, nes tavo širdis, tu negali taip sukandęs dantis, kaip, kai kurie, aš nenoriu net, taip, iškeliavo tie svečiai, atsibodo, o sveteliai, va.
Ačiū Dievui, nereikia čia, neturi ko namuose valgyti ar ką. Ta prasme, požiūris mūsų iš tikrųjų keičiasi. Tu nepatempsi ilgai. Ir jeigu tavo širdis atvira, iš tikrųjų, tu keičiasi viskas. Na. Gerai. Ačiū labai jums. Ačiū už ausį. Suprantat, sako, žmonės ieško ausų. Ir randa ausys ir pradeda. Ačiū labai. Būkit palaiminti. Gal klausimų kokių turite?